O taip parodyt. Turbūt jau kokie 100 kartų tavęs klausė kažkas, tai kaip tu sugalvoji organizuoti, pradėti lenktynes, ar ne? Gal 1000? 6. 1006. 1006. Bet tas atėjogi natūraliai, teisingai? Jo, tai kaip ir viskas gyvenime natūraliai. Viskas, kas atėjo nenatūraliai, viskas arba numirė, arba numarini, arba nusispjauni. O kadangi čia atėjo labai natūraliai ir patikėkit labai nelengvai ir dabar labai nelengvai. Ir tada gaila ir to įdirbio ir viso kito, žinai, kad išlaikytą renginį. Tai tada sukandė dantis ir lekiam toliau ir planuojam šių metų didelį renginį. Tu daug labai lenktynėse organizavęs įvairių, teisingai, ir čempionatus. Taip, ir BB taurė, ir čempionatai Lietuvos. Bet 1000 užkibo ir jis tave smarkiai pakeitė. Kiek tavo gyvenime vietos ir laiko užima šitos lenktynės? Pilni metai. Turbūt minus koks mėnuo. Turbūt mėnuo iš metų yra, kada nėra kažkas daroma 1000 km lenktynė, tai kaip taisyklė būna koks ten sausis. Nes lapkritį dėliojasi taisyklės, gruodis skelbia registraciją. Tai sausio pradžia po naujų metų, tai būna tada toks, kadangi ir visi kiti nedirba, taip daug mašino, visi dirba, bet nedirba. Pas mus labai daug Lietuvoje to visko, likti tas, bet ne tas, ne? Čia kaip ir apie autosportą, bet čia gal neišsiplėsiu, nors galėsiu irgi pasakyti, kas čia dabar vyksta. Tai koks mėnuo, tik tai nevyksta niekas. O šiaip 11 mėnesių iš 12 daugiau mažiau vyksta ir ne tik mano darbas vyksta, ir mūsų komandos, mūsų tų freelancerių, kaip lietuviškai pasakyti freelanceriai? Laisvai samdomi. Laisvai samdomi. Laisvai idėjiniai. Nes matai, laisvai samdomi ir laisvai idėjiniai yra skirtumas. Tai pas mus yra daug laisvų idėjinių. Kas yra retenybė šiais laikais? Jo, bet kažkaip, taip yra. Ir čia turbūt ne tik apie mane reiktų kalbėti, apskritai ir mūsų komanda, kuri daro ir galų gale ir tu, Ramūnai. Ir daug žmonių, kurie, jeigu mes tikrai samdytumėm žmonės, samdytumėm, komerciniam kainom paslaugas, šitas renginys pasmerktas numirti 1 metais. Mes nesugeneruojam tiek pajamų. Nėra variantų. Ir jisai laikosi tik tai ant tų žmonių, kurie kažkada ateina ir jie pastovi vis pasipildo. Arba gyvenimas kažką pakeičia pas vieną ar kitą žmogų, jis nebegali. Dėl to, kad, maža ką, asmeninės aplinkybės, šeima, dar kažkas, lygos. Tai jis yra kažkoks specifinis renginys, kur tu ateini ir daug, ar bet kuris kitas žmogus atėjo padėt ir jis tada per pirmus metus, pirmų metų pabaigoje, po renginio visi pasako tą patį, velniop, čia nesąmonė, čia tikrai nesąmonė, taip neįmanoma dirbti, čia yra ne, žmogus tiek negali ir tada nueina 2 keliai, reiškia vieni niekada nebegrįžta, o kitiem ta nesąmonė, tie iššūkiai, tas sudėtingas darbas, tas išsunkimas organizmo, nes organizmas būna išsekęs pilnai, tu nenori mėnesį laiko, nesupranti, kur esi, ar ten kelias savaitės, bet tuo pačiu tu turi tą satisfakciją, kad tu padarai kažką tokio, labai sudėtingo, labai iššūkiško, ar kaip čia pasakyti tą formuluotę. Ir tada tie žmonės prilimpa. Ir toli nereikia ieškoti, Ramūnas, kiek tu metų šitam renginį? Ar neturi ką veikti? Ar neturi ką veikti, bet to turi? Ar tai yra tavo pajamų šaltinis? Ne. Ar tu daugiau uždirbtum, jeigu nedarytum šitą renginio? Taip. Ir viskas tas pats yra apie kiekvieną, įskaitant mane. Jeigu aš nedaryčiau renginio, aš daugiau uždirbčiau ir daugiau turėčiau laiko. Bet kažkaip per daug metų, jis prilipo, jis yra labai specifinis. Jis tikrai yra unikalus renginys, labai specifinis visom prasmėm. Ir žmogiškąja tame tarpe.
Kaip gyvena? Gerai, po daugelio nemiegotų naktų, pasiruošiant varžybom ir po daugelio problemų, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad vyksta antrą kartą renginys, kuris jau tampa tradicinis. Kuo skiriasi nuo pernykščio renginio? Skiriasi dalyvių skaičiumi, skiriasi tom, kad komandos yra žymiai stipriau pasiruošusios, kadangi pernai važiavo visi tik pabandyti, šiemet iš tikrųjų yra jau strateginiai klausimai išspręsti, visai kita konkurencinė kova. Kas pačiam įdomiausia šiemetinėse lenktynėse? Labai džiugina tas, kad atsirado naujų dalyvių, kaip pavyzdžiui FIMA, kurie niekada anksčiau neturėjo bendrų reikalų su automobilių sportu ir aš esu įstikinęs, kad tai skatins taip pat ir dar naujų dalyvių atsiradimą būtent šiose lenktynėse. Jeigu kiti organizuotų šias lenktynės, o ne pats, ar dalyvautų? Be abejo, aš norėčiau ir dabar važiuoti. Ar sunku buvo trasą paruošti? Ar didelės problemos laukia? Ar visos įveiktos? Na, žinot, galbūt čia neišsiplėsim per daug, bet iš tikrųjų tai yra grandiozinis darbas, tai yra grandioziniai daug suderinimų. Be abejo, mes to nepadarytumėm, bet be galo daug žmonių, organizacijų ir taip toliau, kurie padėjo tuos suderinimus įveikti visas ir biurokratinės kliūtis ir panašiai. Ir tai iš tikrųjų yra ne vienos savaitės klausimas, o pati trasa buvo įrenginėjama trečiadienį, būtent kada vyko varžybų atidarymas Vytauto gatvėje iki paryčių. Ar kitais metais 1000 km lenktynės Palangoje bus? Bus. Per tuos metus prasisuko praktiškai žmonių karta. Ir kurie prisideda, ir kurie organizuoja, ir kurie dalyvauja, ir žiūrovai, ar ne? Taip. Net tavo sūnus Justas. Taip. Aš puikiai. Ten gimė lenktynėse kažkuria prasme. Taip. Ir po to dalyvavo. Taip. Aš tą pamenu ir yragi nuotraukos, mes vis tiek turim nuotrauką, video archyvą. Tai kai Justas ant sėdmaišio vypė, miegojo pietų miego, reiškia, būdamas mažiukas. Aš turiu tokių nuotraukų ir iš tikrųjų įdomu pažiūrėti, kiek metų prabėgo, kaip išlaikėm tą renginį iš tikrųjų, šiaip ir didžiuojasi, nes Lietuvoje tokia mažoji rinka, Lietuva, Baltijos šalis, nesvarbu, mes turim N+K skirtingo tipo renginių, čia nebūtinai apie autosportą. Bet kokį renginį, apie meną, apie kultūrą, apie ten dar, jo labiau be valstybės pagalbos, be pigų, ten X renginį, kurį finansuoja valstybė, žinai, ir ministerija, ten geriau, blogiau išsilaikyti, bet kada viskas yra tik tai iš skirtingų, aš atsiprašau, žargoną šudeliavimų, tai jo ir šiaip ir didžiuojas iš tikrųjų. Kaip ir didžiuojas kitų projektų. Pas mane yra 2 projektai, kuriais aš didžiuojas, kurie man suvalgo belekiek energijos, nervų, kai kur jaučiuosi labai neteisingai, kad yra nesąžininga, taip neturėtų būti. Tai yra 1000 km lenktynės ir plytinės kartodromas, kurį išlaikau jau kartodromą PM9 metai ir atsigindinėjai nuo valstybinių institucijų, kur vienaip ar kitaip per skirtingus galus kažkas nori pastatyti sklypus. Tai, čia šiokia tokia paralelė apie sudėtingumą ir kartais neteisybę, bet kita vertus tikrai didžiuojasi ir jaučiu tą pasitenkinimą, tą vidinį, nežinau kaip čia tokį, aš galiu. Tai 1000 km lenktynės yra tokios ir tiem žmonėm, kurie yra kartu, nes tų žmonių pagrindinių organizatorių, sakykime, tam blokai yra ten labai nedaug, 10-12 žmonių. Dar jau per tos metus praėjo labai skirtingus lygius pačios lenktynės. Nuo pradžia, pusiau mėgėjiškų, iki prototipų, tada GT3, daugybė, gausybė. Kokioj stadijoje dabar lenktynės? Kokioj stadijoje jos bus šiemet? Jo, buvo visko, aišku, laikas kinta, mes, žinai, prieš N metų, kai statybininkai statydavo kokį nors daugiaaukštį, irgi nestatydavo pastolių, prie virvių prisirišdavo, ne? Ir tuo metu atrodė normalu. Tai dabar atsisukus atgal, kaip mes leisdavom prototipus ir kitus automobilius toj trasoje, bet tuo metu atrodė normalu. Tai visi žemieji automobiliai, bet čia yra dėl trasos specifikos, dėl saugumo pasitraukė, buvo patraukti. Tada buvo fazė, kada labai norėjosi padaryti kažką tokio europinio, nes turėjom tokį
džiazovo mėgėjų, sakykime, suvažiavimą su skirtingais automobiliais, su viskom. Šiek tiek tas kiša rykštė. Kodėl? Nes tada mes neturim masiškumo. Mes turime greitas mašinas, bet mes neturim masiškumo. Ir turbūt dabar yra virsmas apskritai autosporte paskutinius 2-3 metus. Čia mano nuomonė ir ne tik Lietuvoje. Baltijos šalyse turbūt ypatingai, mažiau Europai, ten gal daugiau pinigų. Mes kažkaip autosporte nuėjom, aš už visą autosportą sakau, ką aš matau, ir kartingai, ir automobiliai. Ir mes norime Facebook'e, Instagram'ai, YouTube'ose, TikTok'ose ir visur kitur atrodyti kaip Formulės 1 lenktyninkai, bet norim dalyvauti kuo žemesnėje lygoje, kad gauti taurę. Ir su kuo pigesniu automobiliu. Ir viskas, kas yra išoriai, yra labai tapo žmonėms svarbu, kaip parodyti. Jam nebesvarbu, kur važiuoti, jam svarbu, kaip tas bus aprašyti ir parodyti. Aš net kartais susimastau, aš labai retai dedu savo kažkokius postus į socialinį erdvę, galvoju, o įdomu, jeigu aš mažai dedu, tai gal aš nebegyvenu, nebevalgau, gal aš nieko nebeveikiu. Tai šitoj vietoj, atliepiant tą klausimą, tai ir susiję, kad tada 1000 km lenktynės jis yra specifinis renginys, jis yra sudėtingas su savo padaku, pitleinu, komandos dydžiu, mechanikų dydžiu, jis reikalauja ir iš komandų kaštų, bet lygiai taip aš galiu už 10 kartų mažesniais kaštais, be lankų, kas dabar vyko, ne per seniausiai, Kačerginį, važiuoti be lankų, be diržų saugos, be nieko, su tiesiog paprastu automobiliu ir Instagramui parodyti, koks aš esu lenktyninkas, kad praktiškai labai arti Antonėlio, Hamiltono ir visų kitų. Ir jeigu dar gerai pafilmuoja, geras tekstas, tai kaip ir fain viskas. Kaip toli nuėšė, man atrodo, beprotybė yra, bet dabar mes į tai einam, nes kažkur ten ne ten einam. O 1000 km lenktynės yra, kaip ir sakau, toks ir kaštų daug. Jo, mes ieškam sprendinių ir šiemet mes paleidom mažesniem klasėm, kurios neturi tokių didelių biudžetų, kad ir padangas galėtų ten pigesnės naudoti. Ir klasę padarom atskirą. Ir tas virsmas visą laiką, tas darbas jis visą laiką toks yra, kaip išlaikyti ne tik tą top levelį, top lygį GT3 automobilių, nes mes neturim tų GT3 automobilių daug. Ir čia turbūt perspektyvoje yra pasmerkta, nes manau, kad dar po 3-5 metų, nežinau, nebent kas nors kardinaliai pasikeis, bet turbūt tie automobiliai bus nuvažinėti, susportuoti ir galbūt mums irgi reiks tiesiog prisitaikyti ir eiti į tą žemesnį lygį, kur mes tada turim daugiau dalyvių su mažesniais kaštais ir taip toliau. Sunku pasakyti, bet šiai dienai yra taip. Darius Jonušis, varžybų organizatorius yra šalia. Dariau, tai sunkiai, bet 21 kartas vis tiek vyksta. Kaip matom, bendrom jėgom ir partnerių tame tarpe ir visų žiūrovų, kurie palaiko, stengiasi, kad tas renginys vyktų. Iš tikrųjų, šiemet, čia nėra kas slėpti, visiems yra įspūdingi metai, ypatingi metai, nes, turėjom visko, reiškia, ir pasėdėti namuose, ir pasikarantinuoti. Aišku, irgi iššūkis yra ir dabar šį renginį darant, nes, mes turime suvaldyti, reiškia, žiūrovų srautus, kad nebūtų didesnių srautų, negu mes galime turėti. Uždarose patalpose turime kaukės. Ta prasme, yra vis tiek kitaip. Bet kokiu atveju, tai vyksta 21 kartą, tai jau vyksta. Tai jau pirma diena treniruotės baigėsi ir aš tikrai tikiu, kad šiemet turėsime tokią patį įspūdingą sportinę kovą ir gerą renginį. Ko laukti šių metų lenktynėse? Kaip visada, geros kovos, nes jin tikrai bus. Dirbam dabar ir su užsienio specialistais dėl BOP, tai yra kaip balance of performance, nes iš tikrųjų mano tikslas kaip organizatoriaus yra teisinga, neteisinga, čia yra dvi pusės. Viena vertus, jeigu tu važiuoji su GT3 mašina, kuri yra brangi, greita ir visa kita, tu natūraliai supranti, kad tavęs negali aplenkti karas kažkoks, nežinau, trofėjo ar ten... Normaliom sąlygom negali. Normaliom sąlygom.
Jo, nes tai yra skirtingi automobiliai. Ir užsienyje tai irgi visi supranta. Aš šneku apie vakarų autosportą, nes ten yra didesnė rinka, daugiau tų dalyvių. Pas mus, va, šitie automobiliai, kurie yra visiškai nesulyginami, jie sako, tai ką man važiuoti, jeigu aš šitų negaliu pavyti. Tai va lauk, tu važiuok dėl o kaip tu važiuoji lenktynėse Europoje, tu irgi su tą pačią mašiną važiuoji, bet tu kovoji su savo klasės konkurentais, tu esi klasės nugalėtojas ten ar prizininkas ar panašiai. Ne. Ir dabar aš iš tikrųjų šiemet ką darau, aš bandau tada šitos truputį žemint, šitos greitin, kad kuo daugiau automobilių galėtų kovoti dėl absoliučios įskaitos. Tai aš esu tikras, kad šiemet ta kova tikrai bus stipri, kaip ir kiekvienais metais, kad jin bus neprognozuojama, kaip ir kiekvienais metais, nes ir avarijos, ir oro sąlygos, nes žiūrėk, mes karts nuo karto ir kažkokio lietaus gaunam per vidurį varžybų, nes ten tokia zona, kažkokia ten debesis greit nuo jūros pabėga, reiškia, ir vėl nusipučia, ir vėl ateina. Tai to neprognozuojamumo mes tikrai turėsim daug. Ir turėsim dar vienas geras lenktynės. Tai tikrai bus ką pažiūrėti, net neabejoju. O nebus taip, kad tie viršutiniai bus nepatenkinti, nes tu juos prilėti? Šiek tiek taip, bet jų yra mažiau. Matai, Ramūnai, taip yra, toks gyvenimas. Žiūrėk, jeigu būtų viršutinių 30, 20, tų 20, 30, tai tada nieks neieškotų sprendinių, taip kaip vyksta Europoje. Ne? Bet taip nėra. Viršutinių pas mus yra 2-3. Tai nėra kito kelio. Mums reikia ieškoti sprendinio kaip organizatoriui, kad kuo daugiau būtų patenkintų ir kuo daugiau konkurencingų. Aišku, šiemet labai džiugina tų dar žemesnio biudžeto klasė, ten bambukai ir panašus automobiliai, jų pakankamai nemažai pradeda registruotis ir jie mato savo konkurenciją, savo klasės konkurenciją ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad po truputį galbūt ateina ta vieta, kad kaip ir pasaulyje, kaip ir vakarų valstybėse, žmonės lenktyniaudami, supranta, kad aš turiu savo grupės konkurentus pagal savo biudžetą, pagal savo automobilį. Nes mes čia turim kažkokią rykštę, nes matai, kai kurios komandos mes nekartą apkalbėjom, važiuoju užsienį, lietuviškos komandos, jos tenai yra 20, klasė 2, čia spauda, Facebookas, Instagramą aprašom kaip didvyrius, reiškia, nes jie praktiškai parklubdė visą Europą ant žemės, visi, reiškia, pamatė, kokie mes greiti, bet matai, 99,9% tos bendruomenėsgi nemato, kaip ten iš tikrųjų buvo, tik pasiskait. Palangoje, kai tu atvažiuoji, tavo draugai visi mato. Supranti, jie mato faktą. Ir tada jau nėra kaip pasakyti, aš pirmas klasė, arba nepakanka. Bet čia yra grinai, čia turi pasikeisti ir galbūt po truputį pasikeis, kad tai yra didelė vertybė, jeigu aš esu pirmas klasė. Taip, gal aš esu 20, bet savo klasiai, su savo konkurentais, aš esu pirmas, aš esu didvyris, aš laimėjau. Aš laimėjau, kada finišavau, aš laimėjau, kad mes su draugais ir kitais sportininkais turėjom gerą laiką. Aš laimėjau, nes aš atidirbau savo rėmėjam, kadangi jas rodė televizija, reiškia, ir visi tie soc tinklai ir visa kita. Po truputį tas juda, kiek dar reiks dešimtmečių, nežinau, kad žmonės, aš sakau, šiai dieną autosportą ir vėl kartojuos, bet man tai yra labai skauda, kad daug sportininkų arba ateinančių verslininkų į sportą, ir aš matau, ir apie kartingus yra tas pats. Jis nebekelia tikslo tobulėti, jis nenori treniruotis, negali, jis nenori būti greitas, jis nori taurės. Man reikia podiumo. Ir vaikai, kas yra labai liūdna, dabar tuo pačiu auklėjami, nes kas jūs auklėja tėvai, ne? Tai ir kartingistų nauja karta, ten bus vienetai, kurie stengiasi, tobulėja, dirba, ir jis, aišku, natūralu, jis užaugs labai geras sportininkas, ne? Bet šiandien jis neturi taurės. O tada,
didžioji dalis žmonių šiai dienai autosportą ateina gauti taurę. Ir, tas biški liūdina. Bet yra kaip yra. Tuoj bus 30 lenktynių. Dar netuoj, dar 3 meteliai, šiandien 27. Per tuos 26 praėjusius metus, kurie metai tau labiausiai įsiminė, kurie faktai, kurie įvykiai tau padarė didžiausią įspūdį kaip organizatoriui? Gerai, gal turbūt aš negalėčiau, man kiekvienos lenktynės, kiekvieni metai yra labai brangus. Brangus, svarbus, geri ir kitokie. Ir niekada nebūna tas pats. Jo, bet būnagi neordinarių įvykių, įdomesnių. Tai galbūt tai vienais metais, kada mes turėjom daryti 100 ratų varžybos penktadienį, kada mes turėjom prieš 2008 metų krizę, kai turėjom 79 dalyvius. Kai reikėjo papildomas varžybas daryti. Kai reikėjo daryti papildomas varžybas vakare, kad, kurie dar ten stos į startą šeštadienį ryte, tai turbūt tas buvo toks jau wow. Nes paskui, tai buvo vienintelis kartas. Tai buvo vienintelis kartas, bet tada atėjo krizė ir viskas nukrito. Ir tada taip ir gavus. Tada turbūt, kada mes turėjom tokius škvalus, kada plaukė viskas, kas įmanoma. Ir aš atsimenu, darėm tada televizijos eterį, koncertas buvo, reiškia, ir kada visa scena paskendo, visi šviestuvai paskendo, ir Žilvinas Žvagulis buvo atsakingas už visą tą koncertą, ir jis ateina ir sako, Dariau, tai žinok, nieko nebus, gal mes čia kažką darom, tratata. Ir sako, Žilvinai bus. Ir paskui ateina per kitus, man sako, Jonas šis išprotėjo. Sako, Jonas šis barovės stogą. Aš sakau, bus. Ir mes tada su tą pačiu Žilvinu Žvagaliu ir kitais ėmėm kopiečias, ėmėm žmonės, atsukinėjom nuo scenos prožektorius, ėmėm iš moterų, merginų, fenus, džiavinom ir tada švietėjas po vieną jungia, perdeg, gerai, kitą džiavinam. Bet atvarėm generą ir visą kitą ir vis tik tai koncertas tiesiogiai buvo iš trasos, ne su visom šviesom ir visą kitą, bet jis įvyko. Tai buvo, bet jau sakė, Jonas šis išprotėjo. O aš sakiau, pas mane niekada nėra, kad negalim padaryti. Ne vieneri metai, bet aš dabar neidentifikuosiu, kurį, kada mes turėjom užpernai, dabar bijau suklyst, kada mes turėjom finišą 1, 2, 3 absoliučioje įskaitoj sekundėse ir ten pusę rato klausimas, kai paskutiniam rate sprendės nugalėtojai, čia gal kokie 3 metai atgal. Ir nežinau, o daugiau visą laiką ten daug įdomių dalykų vyksta. Bet, jeigu taip greitai, tai turbūt šitie. O užsieniečiai? Pakalbėk su jais. Jeigu sugebėtumėt rodyti mažiau žinių ir dar ypatingai, reiškia, ne visiškai tikslių, tai būtų visiems lengviau gyventi, turbūt ir pas mus žmonės ir leistų pinigų daugiau ir restoranai neužsidarinėtų, bet dėja yra taip, kad, pavyzdžiui, ir šiandien, ir pernai tas pas buvo, ir šiandien. Man varžybų vadovas, kuris ne kartą čia buvęs, sako, Dariau, noriu pasitikrinti. Ką? Viskas okei? Kas sako okei? Varžybos bus? Bet sako, pas mus tai žinios rodo, kad čia Suvalkų koridorius, kad čia jau dabar jau viskas jau toj kariausim. Aš nežinau, ar man saugu čia atvykti. Tai tokiom sąlygom, ir aš ten įkalbėjau, išėmės vėl manęs to pačio klausė. Vėl Martinas manęs to pačio klausė, Lanas, kuris čia buvo belikė kartų. Tai, čia mes turim bėdą. Mes labai daug garsiai kalbam apie nebūtinai tikrus dalykus, bet taip yra. Ne man vertinti, kas ten tikra, kas ne, bet labai daug yra to fono, kuris duoda daug
daug baimės ir dviejonės, tai čia yra viena dalis. Jostas, ten koks Džer Motorsport, kurie yra senbuviai, pas mus 1000 km lenktynių preliminariai irgi planuoja atvažiuoti šiemet. O daugiau žiūrėsim, sunku pasakyti. Kaštai yra, matai, Europoje yra labai daug lenktynių trasų, kurie yra pasiekiami valandos, 2 valandų, 3 valandų kelio. Čia pas mus vis tiek į Palangą atvažiuoti yra iššūkis. Nu, tai tas turbūt irgi duoda savo. O iš istorinės perspektyvos, kuo tu didžiuojasi, jeigu kalbėt apie užsienio sportininkus, užsienio dalyvius? Nu, tai mes per tiek metų, mes čia daug praėjo. Tu pažiūrėk, ir Tomas Koronelas važiavo, ir daug čia, ir Verdongas, ir daug lenktynininkų čia prabėgo. Ir atskiros komandos, ir žiūrėk, ir ES Motorsportas, ir Dinamitas, dabar ten Wolfas nealkoholinis, jo savų laikų Spikeris buvo, ta prasme, per visą istoriją Ferrari važiavo wow, ta prasme, istoriškai tai daug yra pravažiavę ir užsieniečių, ir sportininkų, ir šiaip iš tikrųjų, žinai, kalbinant užsieniečius atvykti, taip, mes turim tą problemą, šiek tiek nesaugumo jausmą, mes turim problemą, kad mes toli, kad mes sunkiai pasiekėm ir tada vis tiek kaštai, žinai, ar čia važiuoti tau parą iki renginio, ar ten 2 valandas kažkur. Tai tas yra, bet jeigu tu nuvažiuosi į bet kurias žiedinės lenktynės Europoje, o dabar jau ir pasaulyje, ir tu sakai Palanga 1000, I know. 90% turbūt autosporto bendruomenės šitą renginį žino, tik tai tiek, kad jis žinomumo turi pakankamai, nes mes darom ir daug video, ir visa kita, tai tik tai tiek, kad sunku prisikvies dėl atstumo, pagrindė dėl atstumo. Aišku, Lietuva daug iš to gauna, aišku, Palanga iš to labai daug gauna, nes mes tikrai labai, vis tiek visi siužetai eina ir visa sklaida užsienyje, kuri vyksta, vis tiek yra Palanga 1000, Palanga. The coast of Lithuania transforms into a racetrack. This is not just a race, it's tradition, it's endurance. It's the ultimate test of man, machine, and team. A symphony of speed, a temple of endurance, a battlefield for the bold. In Palanga, the rules are simple. Drive fast, drive smart, and never, ever give up. This is the longest and most iconic race in the Baltics. Here, teams from across Europe gather not just to race, but to survive. Because 1,006 kilometers is not a sprint. It's a war of patience, of precision, of passion. From amateur dreamers to seasoned professionals, everyone has the same goal: cross the finish line or be forgotten. O bus 50? Nežinau, aš šiaip kankinuosi šito renginiu, Ramūnai, nuoširdžiai. Man jis labai patinka. Bet jis labai sunkus, jis labai sunkiai biudžetuojasi, jis turi labai didelius kaštus. Bet kur yra, nes mes statom trasą, čia yra mūsų nelaimė, mes neturim trasos, statom trasą ant pievų, ant visą elektrą generatoriai, viskas pastato ant pievų ir nusirenka. Aš daug kartų sakiau, aš tikrai galėčiau atiduoti kam nors, parduoti už simbolinį eurą.
ir galėčiau įsipareigoti N metų, X kažkiek tai metų, reiškia padėti. Nes daugam, matai, išorė ir vidus yra labai skirtingi. Daugam išoriškai atrodo, kad atvažiavai į Palangą, atrodo, kad Jonušis milijonieriai atvažiavo. Čia, žinai, dabar atvažiavo 1000 km lenktynės, tai žemės savininkai, visi ten, visas, jie nori trigubai paimti iš mūsų, nes, mes čia labai turtingi. Aišku, tarsi. Bet, yra tikrai labai sunku su biudžetu ir su viskom. Negaliu pasakyti, bet kažkas, jeigu niekas nepaims šito renginio, toliau tęsti, tai jis natūraliai numirs. Ta prasme, kiek aš tempsiu, vis tiek aš turiu fiziologinius metus, vis tiek aš, kažkiek tai metų dar darysiu tai, nes man tai patinka, bet kol kas aš nematau, kaip padaryti jo testinumą, be savęs, ne? Nes jis praktiškai stovi vis tiek ant manęs vieno, kaip ten bebūtų. O tokių tradicijų ar tokių struktūrų, kaip kad turi Vakarų Europą, kaip kad turi Anglai, klubai, teisėjų klubai, organizatorių klubai, ten automobilistų klubai, kurie vienyje daug tose klubuose piniginio intereso neturinčių žmonių. Ir tada jie sako, tai davai padarom, nes ateina turtingi dėdės ir moteris, kurie sako, padarykim kažką gražaus. Pas mus šiai dienai daugelį atveju visuomeninės organizacijos yra, o ką aš iš to gausiu? Ir ateina visi, neva tai dar kažką gauti, kažką nemokamai, kažkur gal užsidirbti. Ir kol mes iš to neišbrysim, tol aš nematau struktūros, kurią galėčiau atiduoti ir sakyti, tęskit, chaba. Aš sakau, net neparduot, atiduot, tęskit, žinai, padėsiu. Bet tai dėl to labai sunku atsakyti, ar bus tos 50, ar bus 100, ne? Ar bus 300. Nežinau. Bet štuką 6 suorganizuoti naujoj besikuriančiai trasai Lietuvoje būtų daug lengviau. Persikeltum ar galvoji, kad neapsimoka? Aš manau, kad šitas renginys turi savo aurą, turi savo vietą, turi savo sistemą, ir turbūt tai yra priežastis, nes jeigu jis būtų vykęs, toks pat renginys, modeliuokim situaciją, Kačerginėj, ten dar kur nors, nesvarbu kur. Jis turbūt irgi nebūtų išgyvenęs. Taip, ten būtų lengviau, nes tu turi trasą, bet jis yra išskirtinis ir su savo lokacija, ir su savo aplinka, ir su savo iššūkiais, ir su vieninteliu padoku, reiškia, neasfaltuotų pasaulyje žiedinės trasos. Ir su visais kitais niuansais. Mano nuomonė, kad jeigu eitų kalba apie tai, kad perkelt renginį kažkur kitur, tai reiktų šitą tada klausint, arba jie galėtų būdu, bet tu negali to paties daikto, nėra varianto. Tada yra nauja istorija, naujas daiktas, naujas lapas. Aš manau, kad, mano nuomonė yra tokia. Palinkėk šių metų lenktynių dalyviams kažko. Linkiu šių metų dalyviam nepamiršti, kad šitas renginys yra ir sportinis, ir komandos cementavimo, ar kaip čia pavadinkim to žargonu, ir gero laiko praleidimo vieta ir savaitgalis. Ir aišku, jūs tą laiką kūrėtės patys. Tai visiems dalyviam linkiu pasiekti finišą, sugalvoti, reiškia, kaip pateikti visą tai savo Instagramuose ir reiškia visose Facebook'ose ir visose kitose socialiniuose tinkluose pačius gražiausius momentus, nes jų tikrai yra pas kiekvieną pilną, nes netgi ir avarijos atveju, ir nelaimės atveju, daleiskim, ar ten gedimo atveju, vis tiek tai yra įdomus turinys ir tai yra išgyvenimas, ir tai yra patirtis. Ir linkiu labai gerai praleisti laiką.